barzdu. Seni, aš jau turiu varyt. Nu gerai, davai. Aleksandrai, greičiau ateik, kol niekas nepamatė. Likai, labas. Sveikas, Aleksandrai, pasiruošęs gaminti. Jau. Kažko čia trūksta. Palauk, paras, rūgulį krypti. O, Likai, žiūrėk. Va ten, va gydytojas tavo. Labą dieną. Sakykit, kas atsitiko. Nu, nudegino va šitas, va dalykas ranką. Nu tai duokit apžiūrėti. Va. Supratau. Žinokit, šitą teks amputuoti. O kodėl? Nu tai jūs apsipylėt chemikalais, ko jūs Čia norite. tiesiog gėrimas. O tai iš kur čia legaliai jūs įgaminat? Nu, kaip čia pasakius, gal ir legaliai. Gerai, einam, reikia kitur Ai, išsamdyti. Tai sėsim šičia. O pagalvosim. Ką? Nu, tai gerai. Šičia dėk ranką, dėk šičia ranką. Normaliai šičia. Man čia biškai apsirengti reikia. Gerai, pradėsim. Alio, gali biškai nefilmuoti, va? O ne, kaip negerai, mano ranka pjaunama. Gerai, liko tik užbintuot ranką. Bet tai man gaila mano rankos. Va, bus gerai. Va, dar galiu nudezinfekuot biškį. Neveikia. O tai reikia susimokėti man. Tai žinoma. Nu, tai gerai, palaukit ir duokit susitraukti pinigus. Va, 20 centukų, prašau. Ačiū. Po poros savaičių Nikodemas Dagelis mirė dėl amputuotos rankos užkrėtimo. Aleksandras Aleksandravičius dėl draugo ir bendradarbio Nikodemo mirties pabėgo iš šalies ir po kelių mėnesių jam sustojo širdis. Ir norėdami pagerbti juos, pasakysiu šią eilutę. Tinginy, eik pas skruzdę, apsvarstyk jos kelius ir būk išmintingas.